Sveiki! Šiandienos treniruotėje mums reikės gumų, trumpos ir ilgų, gali būti sunkesnė ir lengvesnė ir reikės listukų. Ir bus dubens kėlimas, kur reikės pasikelti kojas ant kokio nors paaukštinimo, tai aš naudosiu boksą. Jūs galite naudoti kėdę, sofos kraštą ar dar ką nors, ką tik sugalvosite. Pirmas pratimas bus leidimas į kalną. Reikės slistukų. Delnai po pečiais, keliai po klubais, pėdos ant slistukų. Kai išlaikysite stabilų liemenį, keliai vos atkelti ir pakaitomis lenkiam ir tiesiam kojas. Jeigu norėtumėt lengviau, atkyla keliai, tiesiam vieną koją, grįžtam, tiesiam kitą koją, grįžtam. Dar lengviau būtų lipimas į kalną be slistukų. Kitas pratimas bus šlaunų nugariniai pusiai. Kaip ir sakiau, reikės pakeltuko kojom. Dedam kulnus ant atramos ir kulnai spaudžiant į grindis, keliam dubenį ir grįžtam. Galite ištiesti rankas, bus truputėlį mažesnis atramos plotas ir bus šiek tiek sunkiau. Pagrindinė apkrova šlaunų nugariniai pusiai. Kitam pratimui gulsime ant šono. Remiamės dilbio, apatinė koja sulenkta, viršutinė ištiesta, viršutinė ranka ištiesiam į viršų ir keliam dubenį ir šlaunį ir grįžtam. Dubens pilnai nepadedam, kai leidžiatės ir ne rankas stumiamės, o jūsų judesys yra toksai, lyg abi šlaunis stumtumėt į šonus. Lengvesnis pratimo variantas būtų pakelti dubenį, kelti ir leisti koją. Ir jau jeigu visiškai reikėtų plano C, gulam ant šono, padai ir liemuo vienoj linijoj, keliam kelį ir grįžtam, išlaikant stabiliai liemenį. Kitas pratimas bus su guma virš kelių, platus pritūpimas ir minkštas šuoliukas į vidų. Jeigu negalite daryti šuoliukų, darom tik tai paprastai pritūpimus. Toliau bus leidimas vidiniai šlaunų pusiai. Stosime ant slistuko. Pradiniai padėti. Vos dubenį leidžiam atgal, taip tokia truputėlį lyg mirties traukos judesys būtų. Ir slystam į šoną ir glaudžiam šlaunis. Kuo toliau nuslystate, tuo sunkiau sugrįžti. Svarbu, kad grįžimas būtų iš dubens, o ne kelius glaudžiam. Tada reikės slistukų ir pasirinksite savo tinkamą apkrovą. Rodau biškį kampu, kad geriau matytųsi. Jeigu reikia lengviau, remiamės keliais. Kuo keliai toliau nuo rankų, tuo bus didesnė apkrova. Ir spaudžiant į slistuką, piešiam apskritimą. Viena ranka ir kita ranka. Jeigu norite sunkiau, tai darome nuo ištiestų kojų. Ir jeigu norite sunkiau, slystant, viena ranka slysta, kita truputėlį linksta. Ir visą laiką spaudžiam į slistuką, grįžtam. Ir lygiai tas pats kita pusė. Tada stosime ant gumos. Gumos galai rankose. Ir iš pečių pločio, tiksliau pečių lygio, keliam rankas į viršų ir grįžtam. Visą laiką išlaikant stabiliai liemenį. Jeigu būtų per sunku arba jaustumėt kokį nors diskomfortą pečių sąnariuose, galite kelt iki pečių lygio ir leisti žemyn. Tai bus mažesnė apkrova, bus paprasčiau. Kitas pratimas bus gulint ant pilvo. Gulsime ir rankos ištiestos į šalis, nykščiai link lubų, delnai ir viršugalvis tą pačią kryptimi. Pasisukę ir ilginant stuburą, kyla pečių juosta, kyla kojas, keliam rankas, suvedam mentis ir grįžtam. Ir pečių juostas, ir kojų kilimas, ir kartu rankas keliant suvedam mentis. Rankos kyla maždaug pečių lygį, neatveskit prie liemens rankų. Kitas pratimas – menčių suvedimai ir atsistumimai. Stosime ant ištiestų rankų ir kojų, suvedam mentis ir atsistumim. Jeigu būtų per sunku, galite su guma rankose daryti menčių suvedimą, žastą sukant į išorę. Juosmuo ir kaklas lieka stabiliai. Dirba tik tarpu mentis ir pečių juosta. Ir kitas pratimas. Stosite ant gumos. Jūsų judesys turėtų būti
pečių juostą sukamės iš vienos pusės į kitą. Tik taip prijungsime rankas. Pėdas gali būti biškiai plačiau nei dubens plotį. Pasisukam visą pečių juostą į vieną pusę. Jeigu norite sunkiau, pasimsite trumpesnę gumą, tai pasireguliuosite pagal save apkrovą. Ir vis laik ilginant stuburą, sukamės į kitą pusę su rankų kėlimu. Ir grįžtam taip, lyg spaustumėt ranką žemyn. Dubuo nesisuka arba minimaliai sukasi. Sukantis keliam rankas ir leidžiantis spaudžiam rankas. Kontroliuokite, kad pečiai nekiltų. Kitas pratimas pilvo raumenims irgi. Gulsime ant kilimėlio. Rankos už galvos, viena koja sulenkta, kita ištiesta. Ir pečių juosta kyla ir sukasi link lenkiamos kojos, kelias ir alkūnė liečiasi, tada ištiesiam ranką ir koją leidžiam taip, lyg spaustumėt kulnų link grindų. Kylam, sukamės link lenkiamos kojos, tiesiam ranką ir koją ir leidžiamės. Pečių juosta sukasi, dubuo nesisuka. Ir paskutinis pratimas. Lengviausia bus, jeigu išlaikant prispaustą juosmenį atkelsit kojas ir delnai spausim iš šlaunis. Sunkiau bus, jeigu tiesim ranką ir koją išlaikant stabilų prispaustą juosmenį. Ir sunkiau bus, jeigu atkilsit pečių juostą ir tiesime abi rankas ir abi kojas. Viskas, galim pradėti apšilimą. Ir pradedam plačių pritupimų, ranką žemyn, stojam, stiebiamės ir siekiam į viršų. Visose pratimuose išlaikom įtrauktą pilvą, įtemptus sėdmenis ir dubens dugno raumenis. Pritupimo metu keliai eina tą pačią kryptimį kaip ir pėdos. Tupiam ir siekiant ratukas iš peties. Pritupimas ir kita ranka. Dedam rankas ant pečių ir ilginant stuburą pasisukimai iš vienos pusės į kitą. Pritupimas, siekiam ranką ir liemenį linkstam į šoną. Tupiam ir kita pusė. Suglaustas rankos delnais į viršų, pritupimas, stojant sukam rankas delnai į išorę ir vėl grįžtam delnai į viršų. Gerai, dabar delnai ant kelių, sukam ratukus per kelius. Ir į kitą pusę. Stovame į dubens plotį, pritupimas dubens plotį, ratukas iš klubo. Kas kartą keičiam kojas. Kuo stabilesnis dubuo, kai darot ratuką, ir būtinai išlaikykite įtemptus sėdmenis. Ir dabar į kitą pusę, iš išorės į vidų. Ir dabar per čiurnas padarom po 6 ratukus. Į abi pusės ir kitą koją. Ir dabar pirmas pratimas bus slydimas į kalną. Stosime 4 pradiniai padėti, pėdas ant slystukų, keliai prie kilimėlio krašto, kad turėtumėt judesių vietos ir su spaudimu į slystukus. Pakaitomis lenksim ir tiesim kojas. Pradėsime už 10 sekundžių.
Liemo stabilus, keliai vos atkelti ir slysta. Dirba pagrindinį darbą šlaunų priekinė dalis ir pilvas. Kojas visą laiką dubens plotyje. Jeigu reikia ilgesnio poilsio, susistabdykite įrašą. Sekantis pratimas, dubens kėlimas, kai kulnai užkelti aukščiau ant kėdės krašto ar dar kur nors, kulnai spaudžiant, keliam dubenį ir leidžiam. Dirba šlaunų nugarinė pusė pagrindinį darbą. Išlaikom įtemptus raumenis ir keliam dubenį ir grįžtam. Jauskit, kad kuo tolygiau abiem kulnais spaudžiam. Spaudžiam ir be judesio kojas traukiam į save. Pėdus stenkitės neįtempti. Kuo tolygiau abi šlaunis turite jausti. Gerai, dabar gulint ant šonų. Dubens ir kojos kėlimas. Žastas statmenai grindim, šlaunis ir liemo vienoj linijoje, keliam dubenį ir koją ir grįžtam. Jeigu norit lengviau, visada pakeltų dubenį. Tik tai kojos kėlimas ir dar lengviau, gulint ant šono, kelio kėlimas. Viduryje keisime pusės. Jūsų judesys šlaunų stumimas į šonus. Įsivaizduokit, kad jūsų šlaunis kaip žirklės atsidaro, abi pusės tolygiai ir grįžtam. Ne rankas stumiamės, o šlaunis stumiam. Ant kito šono. Žastas lieka statmenai. Gerai, dabar jeigu norite pasunkinti, dedam gumą virš kelių, darysime pritūpimą su šuoliuku į vidų. Jeigu per sunku šuoliukai, galite daryti be šuoliukų. Arba dalį vienaip, dalį kitaip laiko. Tupiam ir minkštas šuoliukas į vidų. Išlaikykit visą laiką, kad guma kelių neglaustų. Gerai, dabar slydimas į šoną, kojų glaudimas.
Jeigu reikia, susistabdykit įrašą ir pailsėkit. Truputėlį pritūpę, slystam į šoną ir glaudžiam šlaunis. Kuo toliau slystat, tuo sunkiau sugrįžti. Visą laiką išlaikom tą mini pritūpimą, bet ne kelius leidžiant pirmin, o dubenį leidžiant atgal. Kita koja. Ir dabar su slistukais, slistukai po delnais, piešime apskritimus. Keliai gali būti ant kilimėlio, tai bus lengviau, sunkiau, jeigu kojos bus ištiestos, su spaudimu į slistuką piešim apskritimą ir grįžtam. Taip pat kita ranka. Jeigu norit sunkiau, atraminė ranka biškį lenkiasi ir piešim. Kuo stabiliau liemenį išlaikant. Visą laiką spaudžiam slystančios rankos delnu. Nepamirškit pilvo, sėdmenų ir dubens dugno raumenų įtempimą išlaikyti. Gerai, dabar reikės gumos. Stosime ant gumos ir nuo pečių lygio keliam rankas į viršų ir grįžtam. Krūtinės ląsta pakelta, pečiai nuleisti, liemenį išlaikom stabiliai. Ir keliam rankas ir grįžtam. Gali būti rankos truputėlį plačiau negu pečių plotyje. Kontroliuokit pečius, kad nekiltų. Juosmuo lieka stabilus. Gerai, dabar gulsime ant pilvo, rankos ištiestos į šonus, nykščiai į viršų ir ilginant stuburą kyla pečių juosta, kyla kojas, keliam rankas, kad susivestų mentės ir grįžtam. Kaklą stenkitės išlaikyti visą laiką neutralioj padėty, galva kyla kartu su pečių juosta. Visą laiką ilginam stuburą ir nedarykit judesio su inercija. Nešokam į viršų, tolygiai kylam ir grįžtam. Neturit jausti laužimo juosmenyje.
Poilsis. Biški prasukam pečius, atpalaiduojam ir bus menčių suvedimai, stovint ant ištiestų rankų ir kojų arba su guma rankose. Sukam žastą į išorę ir grįžtam. Ruošiamės. Ir suvedam ir atsistumiam. Pečiai nekyla link ausų. Juosmuo lieka stabilus. Gerai, dabar pasiimsime gumą. Čia irgi viduryje keisim pusės, nepamirškit. Stojame ant gumos ir pasisukimas pečių juosta iš vienos pusės į kitą. Leidžiam rankas, taip lyg spaustumėt su pasipriešinimu. Leidimas truputėlį lėtesnis negu kilimas. Pasisukam, dubuo stenkitės, kad nesisuktų ir sukamės kyla rankos ir grįžtam, taip lyg spaustumėt žemyn. Išlaikom nuleistus pečius, rankos beveik tiesios, nesiloškit atgal. Keičiam pusės. Leidžiam, lyg spaustumėt ranką žemyn. Dirba pečiai ir pilvas. Dabar gulsime ant nugaros ant kilimėlio. Ir viena koja sulenkta, kita ištiesta, rankos už galvos. Pečių juosta kyla ir sukasi link lenkiamos kojos, kelis ir alkūnė liečiasi, tiesiam ranką ir koją ir grįžtam, taip lyg kulnus spaustumėt. Pilnai nei kojos, nei pečių juostos nepadedama. Kylam ir sukamės, tiesiam ranką ir koją ir grįžtam, taip lyg spaustumėt žemyn. Visą laiką į vieną pusę darysime, o kitas pratimas bus į kitą. Ilsimės, pakvepuojam pilvu ir pakartosime kitą pusę. Pasiruošiam, kita koja ištiesta. Kylam, pasisukimas, tiesiam ranką ir koją ir grįžtam, taip lyg kulnus spaustumėt.
Ir paskutinis pratimas, būtinai visada išlaikant prispaustą juosmenį, delnai spaudžiam į šlaunis ir išlaikom padėtį, kuo arčiau bus keliai, link jūsų, tuo lengviau išlaikysit juosmens stabilumą, sunkiau būtų prijungti tos pačios pusės rankos ir kojas tiesimą, kol kita ranka ir koja spaudžia vieną kitą ir sunkiau būtų atkilus pečių juostai tiesti ir rankas ir kojas. Spaudžiam porą sekundžių ir tiesiam. Juosmuo visada prispaustas, būtinai. Bambą traukiam gilyn link stuburo. Kuo žemiau leidžiat kojas, tuo sunkiau. Juosmuo turi neatkilti. Ir viskas, pabaigiam treniruotę. Ačiū labai ir iki pasimatymo. Nepamirškit padaryti tempimų. Iki.